Toliau laidoje Svajonių ūkis patarimai, kaip pasirinkti įrankius darbams sode ir sodyboje. Mums patars bendrovės Makita Lietuva sodo technikos specialistė Laura Bučiūtė. Tai Laura, kiek žinau, jūs pati su šitais įrankiais dirbate. Taip, dirbu. Ar labai sudėtinga? Ne, tikrai nieko nėra sudėtingo. Tas, kas moka ir nebijo, tai tikrai gali drąsiai imtis to daryti. Tai kaip mums tą įrankį pasirinkti? Laura, kokie būtų jūsų patarimai? Jeigu bus atliekami retai darbai, jie nebus intensyvūs ir sudėtingi, tai jums puikiai tiks 18 voltų pjūklo gama, bet jeigu planuojate dirbti daug intensyviai ir jums reikės galingo pjūklo, tai tada jau reikėtų būtent rinktis iš 40 pjūklų linijos. Tai yra naujausia linija, būtent pakeičianti benziną. Jeigu kalbame apie 40 voltų liniją, tai šioje linijoje yra tikrai daug ir įvairaus pasirinkimo. Tai pavyzdžiui yra nuo mažiausio ir kompaktiškiausio varianto, kuris tinka puikiai sodo genėjimo darbams. Tada žiūrime toliau, yra būtent skirti specialistam, arboristam, kurie užsiema būtent genėjimo darbais, aukštai medyje pasilipę. Ir yra jau šiai dienai galingiausi variantai, prilygstantis 1,6 kW pjūklo galiai. Tai su jais galima dirbti našiai, intensyviai. O dabar plačiau apie tai, su kokiu pjūklu patogiau genėti sodą. Šie pjūklai yra patogus vien dėl to, kad yra automatinės grandinės tepimo sistema, kas yra labai svarbu naudojant intensyviai ir daug pjūklą, tai turi būtinai būti tepama grandinė. Taip pat yra patogus saugiklis iš abiejų pusių, kad būtų patogu dirbti tiek kairiarankiam, tiek dešiniarankiam. Tas irgi labai yra svarbu. Ir taip pat greita grandinė 8 metrai per sekundę, kas irgi leidžia pakankamai greitai nupjauti tą šaką. O toliau pjūklai, su kuriais gali dirbti ir profesionalai. Yra specialūs pjūklai su top handle rankena vadinami, lietuviškai tariant pjūklai su viršutinė rankena, kurie būtent ir skirti arboristam, tiems specialistams, kurie lipa aukštai medyje, atlieka tos genėjimus pavojingoje vietoje. Tokie pjūklai ir, sakyčiau, yra lengvi išbalansuoti būtent taip, kad dirbantysis galėtų patogiai dirbti aukštyje. Ir ta pati konstrukcija yra pritaikyta dirbti saugiai ir taip pat yra tasai vadinamas elektroninis stabdas. Pjūklas automatiškai išsijungs taip, kad apsaugotų jūs nuo netyčinio susižalojimo. Ir tada yra jau už tų galingesnių variantų, kurie turi tą pačią galią, bet yra iš tikrųjų skirtingi tuo pačiu. Tai vienas yra kaip tik sunkesnis variantas, su kuriuo galima dirbti daug, intensyviai ir ilgai. Tokie pjūklai yra pritaikyti būtent tam stabiliam darbui. Toks pjūklas gali pilnai pakeisti jūsų turimą benzininį pjūklą be jokio vargo ir be jokių svarbiausia pašalinių garsų ar tepalų keitimo. Kaip ir minėjau, tas išlengvintas variantas yra. Būtent skirtas tokiose vietose, kur reikia intensyviai dirbti, laikyti pakeltas tas rankas į viršų ar tiesiog dažnai ir nuolat pjausit be sustojimo. Tai toks pjūklas yra dar turintis tokius, sakyčiau, praktiškų sprendimų. Vienas iš jų tai yra būtent vertimo linija, kuri padeda aiškiai matyti verčiamo medžio kryptį. Yra dvigubas saugos jungiklis, kuris leidžia saugiai ir užtikrintai dirbti be netyčinio susižalojimo. Ir tada dar papildomai yra galimybė su juo dirbti nepertraukiamai, jungus patį pjūklą ir atleidus saugiklį. Pjūklas atsijungia, bet pati elektronika lieka tam budėjimo režime. Ir tai leidžia, sakyčiau, dirbti jau nepertraukiamą laiką. Nereikia jo iš naujo imti ir vėl įjungti mygtuko. Tai tas labai patogu ir naudinga. Su kuriuo iš šių pjūklų jūs patartumėt, tarkim, pasiruošti žiemai malkų? Žiemai malkų, tai vienareikšmiškai patarčiau naudoti būtent šitą variantą, kurį yra labai patogu laikyti 2 rankomis, nes tokie pjūklai yra pritaikyti dirbti
ant kieto pagrindo, tai jie yra išbalansuoti taip, kad nevargintų rankų ir tikrai galite užtikrintai pasidaryti tų malkų, kiek jums reikia žiemai.